Vasario horoskopas. Vasario mėnuo, kaip kalnų upė, pasižymės veržlumu, greičiu, stiprios energijos jėga. Apžvelkime svarbiausius astrologinius įvykius ir jų kuriamas tendencijas. Saulė ir Merkurijui keliaujant Vandenio ženklu, o vasario 5 Venerai įžengus į Avino ženklą, stiprės greitų rezultatų siekis. Vasario 9 Merkurijui susijungus su Saule Vandenio ženkle galės atsiverti kai kam naujų galimybių langas. Vasario 12 Mėnulio pilnaties ritmai Liūto ženkle Saulei judant jums opoziciniu Vandenio ženklu stiprins emocijas, jausmus, o kartu vidinius prieštaravimus. Merkurijui įžengus vasario 15 į Žuvų ženklą stiprės kūrybingumas. Panaudokite jį gražiai paminėdami vasario 16. Vasario 18 Saulės viešnagė karališkajame laipsnyje kurs palankes aplinkybes naujų sumanymų realizavimui. O vasario 19 Saulė įžengus į Žuvų ženklą stiprės įžvalgos ir intuicija. Vasario 22 Saulė viešint griaunamajame laipsnyje pasaugokite gražius tarpusavio ryšius, įveikite nerimo mintis. Nuo vasario 25 Jupiteriui vėl judant Dvynių ženklų direkcinė kryptimi, vasario 25-26 dienomis esant artimai Merkurijaus ir Saturno pozicijai, laikas ieškantiems kūrybinių darbų, norintiems patobulėti profesinėje srityje. Sudėtingesnių Mėnulio astrologinių ritmų vasario 27 svarbių susitikimų geriau neplanuokite, būtinas didesnis atsargumas keliuose, o vasario 28 prasidėjus Mėnulio jaunačiai ir esant artimai Saulės ir Mėnulio pozicijai, daugiau laiko skirkite gražių tarpusavio ryšių kūrimui ir stiprinimui. Sėkmės jums vasarį! Gimusiems po Avino ženklu. Vasario dienomis, kaip nukritus akis dengiančiai skraistei, aiškiau matysite ir buvusias neaiškias situacijas. Jau pirmoji mėnesio savaitė Mėnulio jaunaties įtakoje Saulė ir Merkurijui judant Vandenio ženklu jums konkrečių sprendimų metas. Juolab, kad į jūsų ženklą vasario 5 atkeliavus Venerai norėsis greitų rezultatų, dažniau lankysi romantiškos nuotaikos. Vasario 12 prasidėjusios Mėnulio pilnaties jam judant Liūto ženklu ritmai palankus jūsų organizaciniams darbams, naujų idėjų pristatymui. Marsui viešint Vėžio ženkle antrąją dekadą daugiau pasieksite veikdami diplomatiškai, vengdami kategoriškumo, derindami požiūris. Vasario 15 Merkurijui įžengus į Žuvų ženklą stiprės jūsų kūrybiniai sugebėjimai. Vasario 18 Saulei viešint karališkajame laipsnyje. Ypatingas laikas norintiems suspėti į naujų idėjų traukinį. Vasario 19 Saulei įžengus į Žuvų ženklą kaupkite jėgas būsimam startui. Šiomis dienomis labiau pasirūpinkite ir vyresnio amžiaus artimaisiais. Vasario 25 Jupiteriui ėmus judėti direkcinę kryptimi ir įžengus į griaunamąjį Dvynių ženklo laipsnį, gaunamas žinias rūpestingai tikrinkite, daugiau laiko skirkite situacijų analizei. Vasario 27 sudėtingesnių Mėnulio ritmų dieną būkite atsargesni kelyje ir buityje, o vasario 28 prasidėjus Mėnulio jaunačiai paieškokite naujų saviraiškos galimybių. Šaunių idėjų jums vasarį!
Gimusiems po jaučio ženklu. Vasaris mėnuo, kurio dienomis kai kada galite jaustis lyg plaukdami audringą jūrą. Jo dienomis reikės prisitaikyti prie aukštų jos bangų, atrasti pasitikėjimą ir ramybę savo viduje, susikurti savo gyvenime taip trokštamą balansą. Jau mėnesio pirmąją savaitę Saulės ir Merkurijaus Vandenio ženkle astrologiniai ritmai skatins ne tik naudotis pasitaikančiomis spragomis, bet ir sulaukus tinkamos savo veiksmams akimirkos jas susikurti. Vasario 5 Venerai perėjus į Avino ženklą, tinkamas laikas norintiems pradėti sportuoti, labiau pasirūpinti gera emocinė ir fizinė sveikata. Marsui viešint Vėžio ženkle, norėsis labiau pasirūpinti ir savo artimaisiais. Mėnulio pilnaties ritmai vasario 12 jam viešint Liūto ženkle palankus administraciniai veiklai, auginantiems mažuosius, jiems tinkamos saviraiškos paieškoms. Vasario 15 Merkurijui įžengus į Žuvų ženklą stiprės jūsų įžvalgos, intuicija, lengviau atskleisite gabumus bei talentus. Saulės viešnagė vasario 18 Vandenio karališkajame laipsnyje palanki pribrendusiems karjeros pokyčiams, o vasario 19 Saulė įžengus į Žuvų ženklą laikas jums būtų kūrybiniams projektams. Vasario 22 Saulė viešint griaunamajame laipsnyje būkite atidesni buityje. Šią dieną geriau skirti kūrybingam poilsiui. Vasario 25-26 esant Merkurijaus ir Saturno Žuvų ženkle artimai pozicijai palankus laikas norintiems atverti širdį gerumui, labiau pasirūpinti vyresnio amžiaus artimaisiais. Vasario 27 Mėnulio ciklo 29 dieną svarbu būtų įveikti abejones, nerimo mintis, rinktis pozityvumą, o 28 prasidėjus Mėnulio jaunačiai Žuvų ženkle ir esant artimai jo ir Saulės pozicijai, atraskite savyje vidinį balansą, o kartu būkite atviri naujoms idėjoms. Įdomaus ir nuotaikingo jums vasario! Gimusiems po Dvynių ženklu. Vasaris jums mėnuo, kai Saulė ir Merkurijui keliaujant Vandenio ženklu, naujos idėjos bei sumanymai gali byrėti kaip iš gausybės rago. Prasidėjus Mėnulio jaunačiai, jau pirmoji vasario savaitė pasižymės idėjų gausa. Vasario 5 Venerai įžengus į Žuvų Avino ženklą, gyvenimo tempas gali pagreitėti. Esant artimai Neptūno ir kylančio mazgo pozicijai Žuvų ženkle, dažniau kils įdomus sumanymai, svarbu tik suteikti jiems materialų pagrindą. Vasario 12 prasidėjusios Mėnulio pilnaties ritmai Liūto ženkle stiprins romantiškas nuotaikas, gilins jausmus, suteiks progų ir jūsų lyderystei. Vasario 15 Merkurijui įžengus į Žuvų ženklą dažniau lankys kūrybinis įkvėpimas. Tinkamas laikas ieškantiems darbų psichologijos ir slaugos srityse. Vasario 18 Saulei viešint karališkajame Vandenio laipsnyje palanku imtis naujų idėjų įgyvendinimo. Kol dar Saulė juda Vandenio ženklų, dažniau paieškokite ir nestandartinių išeičių. Vasario 19 Saulė pereis iš Vandenio į Žuvų ženklą. Į gyvenimą žvelkite kūrybingai. Stiprės jūsų įžvalgos, intuicija, lengviau atskleisite vidinius talentus. Trečios dekados dienomis Saulei keliaujant Žuvų ženklu, ieškokite nestandartinių kūrybinių sprendimų. Vasario 25 Jupiteris ims judėti jūsų ženklų direkcinė kryptimi ir įžengs į griaunamąjį jūsų ženklo laipsnį. Tad paskutinėmis vasario dienomis ypač atidžiai tikrinkite gaunamas žinias, gilinkitės į situacijas.
Gilių įžvalgų jums vasarį. Gimusiems po Vėžio ženklu. Vasaris jums mėnuo, galintis priminti tiesiog krioklį naujų galimybių. Jo dienomis Marsui viešint jūsų ženkle ypač svarbu bus atsirinkti tai, ką galėsite išsyk realizuoti. Mėnulio jaunaties ritmai mėnesio pirmąją savaitę palankus naujiems jūsų sumanymams ir planams. Vasario 5 Veneros, pradėjusios judėti Avino ženklu, astrologiniai ritmai kurs jums palankės aplinkybės tolesniai sėkmei. Antros dekados dienos galės stebinti netikėtų situacijų gausa. Vasario 12 prasidėjusios mėnulio pilnaties ritmai stiprins emocijas, gilins jausmus, o vasario 15 į Žuvų ženklą įžengęs Merkurijus stiprins jūsų intuiciją bei įžvalgas. Svarbiems sumanymams ir ryžtingiems sprendimams jums tiktų Saulei viešint karališkajame laipsnyje vasario 18. Vasario 19 Saulei perėjus iš Vandenio į Žuvų ženklą stiprės jūsų empatija, noras padėti savo artimui. Daugiau jūsų dėmesio šiuo laikotarpiu gali prireikti vyresnio amžiaus jūsų artimiesiems. Vasario 22 Saulei viešint griaunamajame Žuvų laipsnyje tinkama proga atsisakyti sugriauti tai, kas jums trukdo judėti į priekį. Ar tai būtų sustabarėjusios nuostatos, įpročiai ar vidinės baimės. Vėlesnės vasario dienos, ypač 25-26, esant artimai Merkurijaus ir Saturno pozicijai, jums palankios ryžtingiems žingsniams, kūrybingiems sprendimams. O štai 27 mėnulio ciklo 29 dieną galimi nuotaikų svyravimai. Svarbu išlaikyti vidinį balansą. Prasidėjusi mėnulio jaunatis vasario 28 palanki ieškantiems kūrybinio įkvėpimo. Šaunių idėjų jums vasarį. Gimusiems po Liūto ženklu. Vasaris jums atokvėpio mėnuo. Jo dienos ypač tiktų planuojantiems atostogų keliones, o likusiems darbuose pravers didesnis atidumas. Jau mėnesio pirmos savaitės dienos Saulei ir Merkurijui keliaujant jums opoziciniu Vandenio ženklu galės stebinti netikėtomis situacijomis, tad pravers jų kruopštus įvertinimas. Jomis neskubėkite, savo žingsnius gerai apmąstykite, kai kam jūs būtų šaunios suplanuotoms atostogų kelionėms. Venerai vasario 5 perėjusi Žuvų į Avino ženklą, tvarkydami finansus neskubėkite, apskaičiuokite galimą riziką. Daugiau savo energijos skirkite sportui, stiprinkite imunitetą ir sveikatą. Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu ir vasario 12 prasidėjus pilnačiai stiprės romantiškos nuotaikos, širdis trokš meilės ir supratimo. Antrąją dekadą labiau sektųsi organizaciniai darbai, administracinė veikla. Vasario 15 iš Vandenio į Žuvų ženklą pereis Merkurijus, stiprės jūsų kūrybiniai sugebėjimai. O kartu ir fantazija, svarbu tai nukreipti tinkama linkme. Vasario 18 Saulei viešint karališkajame laipsnyje norėsis siekti lyderystės, labiau seksis pastebintiems, įvertinantiems ir kitų pastangas. Vasario 19 Saulei iškeliavusi iš jums opozicinio Vandenio ženklo prasidės jums palankesnis laikotarpis. Lengviau seksis įgyvendinti planus, kilusius sumanymus. Vasario 22 Saulei viešint griaunamajame Žuvų ženklo laipsnyje ne viskas gali būti taip, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodytų. O vasario 25 Jupiteriui įžengus į griaunamąjį Dvynių ženklo laipsnį atidžiau tikrinkite gaunamą informaciją, neskubėkite vertinti. Tai tiktų ir vasario 27 esant
sudėtingesniems mėnulio astrologiniams ritmams. O štai prasidėjus mėnulio jaunačiai, paskutinė vasario diena galės suteikti jums naujos energijos impulsą. Giedros nuotaikos jums vasarį. Gimusiems po mergelės ženklo. Vasaris jums mėnuo, kurio dienomis į viršų galėsite kopti laiptais, savęs nestabdydami ilgai laukiant, kol pagaliau atvažiuos liftas. Jūsų ženklų keliaujant nusileidusiam mazgui ir prasidėjus mėnulio jaunačiai, jau pirmąją savaitę į priekį judėkite apgalvotais paruoštais žingsneliais. Saulei ir Merkurijui keliaujant vandenio ženklų tai laikas, kai naujų progų nereikia laukti, o jas imti patiems kurtis. Tam bus palankios ypač dienos po vasario 5 Venerai iškeliavus iš jums opozicinio žuvų ženklo. Vasario 9 Merkurijui susijungus su Saule vandenio ženkle netikėtai gali kilti šaunių idėjų, o prasidėjusi mėnulio pilnatis vasario 12 Liūto ženkle stiprins ne tik emocijas, bet ir jūsų organizacinius sugebėjimus. Mėnuliui judant jūsų ženklų vasario 13-14 ypač palankios draugystei ir meiliai. Vasario 15 Merkurijui perėjus iš vandenio į jums opozicinį žuvų ženklą, bendraudami žodžius rinkitės jautriai ir atsakingai, ypač 16-17 jam praeinant griaunamąjį laipsnį. Vasario 18 Saulei viešint karališkajame laipsnyje tiktų norintiems realizuoti kilusią įdomią idėją. Nuo vasario 19 Saulė keliaus jums opoziciniu žuvų ženklu, kuriuo judės ir Merkurijus. Tai tinkamas metas kai kam suplanuotoms atostogų kelionėms. Vasario 22 Saulei viešint griaunamajame laipsnyje svarbu būtų mintis nukreipti pozityvia linkme, rinktis matyti ne pusiau tuščią, o pusiau pilną stiklinę. Vasario 25-26 dienomis Merkurijui su Saturnu esant artimoje pozicijoje palankus metas ieškantiems darbų kūrybinėje psichologijos, o taip pat suaugusiųjų priežiūros ir slaugos srityje. Jautresnių mėnulio astrologinių ritmų vasario 27 svarbių susitikimų neplanuokite. Jiems palankesnė prasidėjus mėnulio jaunačiai bus vasario 28 diena. Įdomių ir džiugių patyrimų jums vasarį. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Vasaris jums mėnuo, kai Saulė ir Merkurijui judant vandenio ženklų jausitės norintys skubėti į priekį šuoliais, kaip jojimo varžybose. Tačiau jūsų ženklę viešint Lilit laikas nuo laiko reikės peršokti ir pasitaikančias kliūtis. Ir tai aktualu mėnulio jaunaties dienomis jau pirmąją vasario savaitę. Vasario 5 Venerai įžengus į opozicinį jums savino ženklą, susilaikykite nuo rizikingų finansinių investicijų, nebūtinų išlaidų. Vasario 9 Merkurijui ir Saulei susijungus vandenio ženkle, atkreipkite dėmesį į kylančias mintis ir idėjas, artimųjų patarimus. Mėnulio pilnaties ritmai Liūto ženkle stiprins lyderystės siekius. Marsui judant Vėžio ženklu, juos realizuokite bendraudami diplomatiniu būdu. Vasario 15 Merkurijus įžengs iš vandenio į žuvų ženklą. Tai stiprins jūsų kūrybinius sugebėjimus, norą padėti, suteiks jums antrąją dekadą daugiau progų atskleisti gabumus bei talentus. Mėnuliui judant jūsų ženklu, šios dienos palankios draugystei ir meiliai. Vasario 18 Saulei viešint karališkajame laipsnyje palanku imtis įgyvendinti naujas idėjas. Vasario 19 Saulė iškeliaus iš vandenio į žuvų ženklą. Tad trečios dekados dienomis stiprės jūsų intuicija bei įžvalgos.
Vasario 22 Saulei viešint griaunamajame laipsnyje ir 27 esant sudėtingesniems Mėnulio ritmams mažiau tiktų svarbiems susitikimams sutarčių pasirašymui. Tam palankesnė prasidėjus Mėnulio jaunačiai jums paskutinė vasario 28 diena. Daug gyvenimo džiaugsmo jums vasarį. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Vasaris svarbus mėnuo jūsų ateičiai. Jo dienomis palanku įsitvirtinti karjeroje, o ir norintiems pakeisti darbą, Saulė ir Merkurijui judant Vandenio ženklu, gyvenimas suteiks spragų ir galimybių. Ir tam Mėnulio jaunaties ritmų įtakoje palanki jau pirmoji savaitė. Vasario 5 Venera įžengus į Avino ženklą norėsis didelių ir greitų pokyčių. Tik prazerpinai viešint jūsų ženkle, jų imkitės būdami tvirtai įsitikinę, jog nekertate tos šakos, ant kurios esate. Vasario 9 Merkurijui susijungus su Saule Vandenio ženkle, būkite atviri naujoms idėjoms ir sumanimams. O vasario 12 prasidėjusios Mėnulio pilnaties ritmai Liūto ženkle stiprins jūsų jausmus, skatins labiau pasirūpinti mažųjų šeimos narių kūrybingų laisvalaikiu. Beje, kai kam trokštantiems šeimos pagausėjimų, jie galėtų būti taip pat palankus. Vasario 18 Saulei viešint karališkajame laipsnyje aiškiau matysite situacijas, o kartu ir naujas galimybes. O vasario 19 Saulei pradėjus kelionę Žuvų ženklu, trečiąją dekadą stiprės jūsų intuicija, įžvalgos, lengviau atskleistumėte kūrybinius sugebėjimus ir talentus. Vasario 22 Saulei įžengus į griaunamąjį laipsnį, atsargiau vertinkite situacijas, būkite atidesni kelyje, o vasario 25 Jupiteriui įžengus į griaunamąjį Dvynių ženklo laipsnį, kruopščiau tikrinkite gaunamas žinias. Vėlesnės dienos pasižymės kūrybingumu, suteiks spragų patikrinti savo sugebėjimus. Vasario 27-29 Mėnulio ciklo dieną pravers atidumas buityje, susilaikykite nuo kritikos. O prasidėjusi Mėnulio jaunatis vasario 28 galės jums suteikti kūrybinį impulsą. Gilių įžvalgų jums vasarį. Gimusiems po Šaulio ženklu. Vasaris mėnuo palankus kontaktams su užsieniu, komandiruotėms, suplanuotoms jūsų kelionėms. Jau pirmąją savaitę jaunaties ritmų įtakoje, o Vandenio ženklų judant Saulei ir Merkurijui, palanku ieškoti bendraminčių ir partnerių. Juolab, kad šį mėnesį darbuose galimos ir netikėtos permainos. Vasario 5 Venera įžengus į Avino ženklą, kai kam norėsis atnaujinti ar pasikeisti turimą automobilį, gali atsirasti ir kitų neplanuotų išlaidų, tad praverstų rūpestingas finansų planavimas. Vasario 9 Vandenio ženkle esant artimai Saulės ir Merkurijaus pozicijai, gali kilti įdomių sumanimų, atsirasti naujų galimybių. Būkite greiti ir ryžtingi. Vasario 12 prasidėjusios Mėnulio pilnaties ritmai Liūto ženkle stiprins jausmus, o taip pat organizacinius jūsų gebėjimus. Vasario 15 Merkurijui perėjus į Žuvų ženklą galimos netikėtos žinios, kam darbuose, o kam ir asmeniniame gyvenime. Tinkamus sprendimus lengviau rasite vasario 18 Saulei viešint karališkajame Vandenio laipsnyje. Vasario 19 Saulė pereis iš Vandenio į Žuvų ženklą, į pirmą planą iškeldama ir tarpusavio šeimai aktualius klausimus. Mat suviešint Vėžio ženkle daugiau jūsų dėmesio reikės ir buitiniams jūsų reikalams.
Vasario 21-22 Mėnuliui viešint jūsų ženkle dienos pasižymės romantiškais ritmais, o vasario 25 Jupiteriui viešinčiam jums opoziciniame Dvynių ženkle įžengus į griaunamąjį laipsnį galimas nesusikalbėjimas. Atidžiau tikrinkite sąskaitas ir kitus dokumentus. Vasario 27 pasižymės sudėtingesniais Mėnulio astrologiniais ritmais, tad būtinas didesnis atsargumas keliuose, o jūsų naujiems sumanymams palanki būtų prasidėjus Mėnulio jaunačiai vasario 28. Įdomių ir palankių jums patirčių vasarį. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Permainoms palankus vasario mėnuo. Jo dienomis, kaip kad ir žiemos vėjai gali atpūsti šiltesnį orą, taip ir gyvenimas jums naujas galimybes. Prasidėjus Mėnulio jaunačiai, Saulė ir Merkurijui viešint Vandenio ženkle, o Saturnui ir Venerai keliaujant Žuvų ženklu, ieškokite kūrybingų, nestandartinių išeičių ir sprendimų. Vasario 5 Venera iškeliavus į Avino ženklą, daugiau savo dėmesio skirkite ne tik finansams, bet ir šeimos reikalams. Juolab, kad gyvenimas gali jums jau pirmąją dekadą pateikti nelauktų situacijų, o kartu įdomių galimybių. Svarbu bus tinkamai iš jų pasirinkti. Vasario 12 prasidėjusi Mėnulio pilnatis palanki anksčiau pradėtųjų projektų tęstinumui bei užbaigimui. Vasario 15 Merkurijui perėjus į Žuvų ženklą, ieškokite bendraminčių, metas palankus kūrybinėms idėjoms. Vasario 18 Saulei viešint karališkajame laipsnyje atkreipkite dėmesį į gaunamas žinias, išsakomus pasiūlymus, tarp jų gali būti jums ypač tinkamas. Vasario 19 Saulei perėjus iš Vandenio į Žuvų ženklą, kai kas susidėliosite naujus akcentus, permąstysite vertybines nuostatas. Vasario 22 esant aštresniems Saulės ritmams svarbių permainų neplanuokite, joms palankesnės vėlesnės dienos. Vasario 23-24 dienomis Mėnuliui viešint jūsų ženkle dažniau lankys romantiškos nuotaikos. Esant artimai jo ir Saturno pozicijai, 25 ir 26 dienos palankios ieškantiems darbų, planuojantiems darbo pokalbius. Vasario 27 esant sudėtingesniems Mėnulio ritmams, svarbių sprendimų dar nepriiminėkite. Jiems palankesnė jums vasario 28 prasidėjus Mėnulio jaunačiai. Sėkmingų pokyčių jums vasarį. Gimusiems po Vandenio ženklu. Vasaris jums žvaigždžių palankumo mėnuo. Jo dienos Saulei ir Merkurijui keliaujant jūsų ženklu tinkamas laikas ne tik siekiantiems pokyčių darbuose, bet ir asmeniniame gyvenime. Tokios gali būti ir jau pirmos savaitės dienos Mėnulio jaunaties įtakoje. Panaudokite jas tinkamai patiems svarbiausiems savo projektams, naujoms idėjoms, verslo kūrimui, planuojantiems didžiausiems darbams. Vasario 5 Venera iškeliaus iš Žuvų į Avino ženklą. Tai stiprins greitesnių permainų troškimą. Laikas palankus išvykoms ir kelionėms, tiktų planuojantiems keisti gyvenamą vietą. Vasario 12 Mėnulio pilnatis jums opozicinėme Liūto ženkle gali įsiūbuoti emocijas ir jausmus. Jos ritmai labiau tiktų anksčiau pradėtųjų projektų užbaigimui. Kartu stiprės ir romantiški jausmai. Vasario 15 Merkurijui iškeliavus iš jūsų į Žuvų ženklą,
Laikas palankesnis kūrybinių sugebėjimų atskleidimui. Svarbiems jūsų sprendimams ypač tiktų vasario 18, Saulei viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje. Atšventę gimtadienį jausite naujos energijos impulsą, tad keiskite savo gyvenime į gerą tai, ką galite pakeisti. Vasario 19 Saulė iškeliavus iš jūsų ženklo, jums trečioji dekada ramesnis laikotarpis, labiau tinkamas įsitvirtinimui darbuose. Vasario 22 Saulė įžengus į griaunamąjį žuvų ženklo laipsnį, nepasiduokite nerimui, venkite finansinės rizikos. Vasario 25 jūsų ženkle esant artimai Mėnulio ir Plutono pozicijai, kai kurie planai gali kisti, tad būkite lankstus bei išradingi. Vasario 27 pasižymės jautresniais Mėnulio astrologiniais ritmais. Būkite atsargesni keliuose, venkite nesutarimų. O prasidėjusi Mėnulio jaunatis vasario 28 skatins jūs į gyvenimą žvelgti kūrybingai ir išradingai. Sėkmingų permainų jums vasarį. Gimusiems po žuvų ženklu. Vasaris naujoms veikloms palankus mėnuo. Jo dienos džiugins jūs įdomiais susitikimais. Tokia gali būti prasidėjus Mėnulio jaunačiai, jau pirmoji vasario savaitė. Jos dienomis, kol dar Venera vieši jūsų ženkle, palanku ieškoti kūrybinių darbų, naujų projektų. Venerai vasario 5 iškeliavus iš jūsų į Avino ženklą, finansai bus linkę greičiau ištekėti nei atitekėti. Tad vėlesnėmis vasario dienomis jiems skirkite daugiau savo dėmesio, atidžiau tvarkykite sąskaitas. Vasario 9 esant Vandenio ženkle, artimai Merkurijaus ir Saulės pozicijai galimos netikėtos naujienos. Marsui judant Vėžio ženklu reaguokite išmintingai, prisimindami, kad jei vienos durys užsidaro, kitos atsiveria. Vasario 12 prasidėjusi Mėnulio pilnatis palanki anksčiau pradėtųjų darbų užbaigimui, rezultato apibendrinimui. Jos dienos norintiems kurti ir stiprinti draugystės ir meilės jausmus. Vasario 15 jūsų ženklą įžengs Merkurijus, kurdamas palankes aplinkybės naujiems dalykiniams, o kai kam ir asmeniniams kontaktams. Vasario 18 Saulei viešint Vandenio karališkajame laipsnyje, būkite atviri naujiems įdomiems pasiūlymams. Jų įgyvendinimui palankės aplinkybės kurs vasario 19 į jūsų ženklą atkeliavusi Saulė. Jei ir Merkurijui keliaujant jūsų ženklu, prasidės jums ypač aktyvus ir energingas laikotarpis, kurio dienos palankios lyderystei, jūsų karjeros siekiams, ypač tiktų svarbiausiams jūsų permainoms. Vasario 22 Saulė įžengus į griaunamąjį jūsų ženklo laipsnį, būtinas didesnis atsargumas kelyje, venkite nesutarimų ir konfliktų. O vasario 25-26 dienomis, esant artimai jūsų ženkle Saturno ir Merkurijaus pozicijai, tinkamas metas dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams. Vasario 27 Mėnulio ciklo 29 diena pasižymės sudėtingesniais astrologiniais ritmais, tad svarbių susitikimų geriau neplanuoti, kelionėms skirkite daugiau nei įprastai laiko. O vasario 28 prasidėjusi Mėnulio jaunatis suteiks jums stiprų kūrybinį impulsą. Šaunių pasiekimų jums vasarį.